Labas rytelis, skanios kavelės, geros dienelės ir taip toliau. Einam dabar papusryčiauti mūsų naujame viešbutyje. Good morning. Okay, thank you very much. Tai va, einam čia kažkur pro duris, leisime mes aknytę, praleidome ir einam ieškoti dabar, kasgi čia gero. O, taip. O, visai vietų nemažai, švediškas stalas. Tai parodys, good morning. Gerai, pasirodo, čia ne švediškas stalas, aš tik įėjęs pagalvojau, nes ten kažkokiu pridėta jogurtukų dar kažką, tai manau, kad ten tiesiog desertai daugiau davė meniukus, tai meniukuose irgi yra pasirinkimas visokių sulčių, pradžiai čia košės, man atrodo, irgi taip pat ir jau kokį pagrindinį galiu pasirinkti arba hearty food breakfast, tai čia irgi įeina dešrelės, pomidorai, kiauliena kepta, bulvės, kiaušiniai ir grybai. Tai toks jau pilnas variantas, bet taip pat irgi galima pasirinkti ir taip pat kaip kiaušinienę tokį variantą ir panašiai, pusryčių meniu. Tai manau, kad reikia imti pilną paketėlį, imti kur visko daug, privalgyti, kad būtų sočiam kaip galima ilgiau. Tai einam pasirinkti ir einam papusryčiauti, parodysiu tai, ką mes čia gausim. Su Agne pasiėmėm va tokių košyčių ir aš jau truputį gailiuosi šiaip, kad pasiėmiau, nes aš tai dar pasiėmiau ir pilną tokį komplektuką, kur ten sakiau su dešrelėm ir panašiai. Tai aš manau, kad aš nepakilsiu nuo stalo. Ir štai atkeliavo mūsų dar vienas maistukas, pas Agnę tokie. Super, valgom toliau. Sėdime jau mašinoj, planuojam dabar važiuoti po apylinkės ir pirma vieta tai yra East Tower. Tai vieta, kurioje yra toks kaip bokštas, o jisai buvo pastatytas dar 1805 metais kaip orientyras atplaukiantiems laivams. Tai važiuojam pasižiūrėti, kaip jisai atrodo realybėj ir startuojam su pirmu savo objektu. Tai keliavom kartu su manim ir Agne. Halo! Atvarėm dabar jau į tą pirmą tašką, tai labai įdomiai. Čia realiai einam dabar tokiais laukais. Atėjo moteriškė tokia, sako, oi gerai, viską čia praeikit, sako, labai fainas oras, viską tokia labai draugiška moterytė, tai šiaip irgi sako, okei, tik tai, sako, eikit, tik atsargiai, sako, neįlipkit čia, pilna tų, sako, avių šūdų ir sako, jo, atsargiai, jeigu ką, ateikit čia pas mane, sako, nusiplausit kojas, tipo, ir galėsit kaip čia išvažiuot švarus, tai sako, bet atsargiai, jo, nes sako, tiesiog, čia, kol prieisit, kol ką, tai, nes, reikalų yra, šiaip, nežinau, ar matysis, bet va, visas šitas kelias ir dar va tas kalnas ir tenai kažkur, čia nematau per kamerą, dabar sorry, bet kažkur bus viršuje va tas bokštas, tai, okei, pirmai savo čia kelionį objektui nusprendėm truputėlį paklaimbinti. Šiaip kas irgi įdomu, sakė ta moteris, kad oras, sako, čia labai pasisekė dėl to, kad, sako, prieš tai gal 8 ar 9 mėnesius vien lyjo, kas yra kosmosas realiai.
Tai va, tai žodžiu, sako, čia tikrai labai savaitė dabar yra, kai vien šviečia saulė, sako, tai, fantastika tiesiog, sako, ir žemė šiek tiek, sako, tokia, kietesnė, pavadinkim taip, nes prieš tai, sako, tiesiog viskas bėga nuo kalno žemyn. Žodžiu, nežinau, artėjom dabar irgi prie avių, kur čia praėjimas, aš nesuprantu, bet sakė, kažkaip tiesiai dešiniau, žodžiu, nes jau čia jau prasideda avytės. Šiaip tai visur avytės. Čia visur avytės ganosi. Žodžiu, labai įdomu. Gerai, bandom ieškoti, kaip čia praeiti ir eiti link to bokštelio. Jo, labai fainai. Tenai, matosi, kur čia mano pirštas, šičia yra tas mūsų Dingle miestelis, iš kurio mes atvažiavom. Tai realiai mes pravažiavom, čia tu važiavom ir apvažiavom į kitą pusę. Tai galima pamatyti, kaip atrodo visa ta tokia miestelio įlanka. Irgi kas įdomu, tai kadangi buvo labai nelengva tiem laivam atrasti, kur yra šitas miestelis ir kaip jį plaukti, dėl to buvo ir pastatytas tas dabar mažiukas taškiukas, kurį matom čia. Tai tas bokštas, kuris leisdavo atrasti laivam kelią. O čia yra avytė šonytė. Bėga nuo manęs. O jau čia pilna, visi rupšnoja, valgo. Super. Lipam per visokius mėšlynus, tešlynus, tarp avių kušonų ir panašiai. Bet pagaliau užlipam į viršų ir vaizdas čia tikrai pasakiškas. Matom kitą kalno pusę, irgi taip pat, kuris irgi sueina su vandenynu. Jau galvoju dabar kadangi kitoje pusėje įlanka, tai šičia mes jau turime Atlanto vandenyną, tai labai super, labai gražiai ir fainai viskas atrodo. O mūsų tas bokštas yra štai kur čia bet maždaug čia. Nematau per kamerytę tiksliai, bet pataikiau. Tai keliausime iki jo, pasižiūrėti iš arti, bet šiaip manau, kad buvo verta vien lipti į tą kalną per mėšlynus visus, tešlynus, vien tik dėl to, kad pamatyti bendrą vaizdą, kuris atsiveria, tai vien tik tą Dingle miestelį patį iš viršaus pamatyti, įlanką, pamatyti Atlanto vandenyno dalį ir kitas salas, kurios irgi matosi vien tik dėl to, kad diena yra giedra. Tai šitas irgi mums, kaip čia nuskilo kaip loterijai, nes dažniausiai būna, kai apsiniaukia, kai lyja, ten netgi ne visai ir turbūt gerai matosi. Tai džiaugiamės puikiu oru, puikia atmosfera ir puikiais vaizdais ir keliaujam po truputį link to bokšto, o po jo jau leisimės tada žemyn ir važiuosim į kitą maršrutą. Tiesa, būtinai reiks nusiplauti batus, nes jie atrodo ne kažką, bet nieko tokio, dėl to vaizdo verta.
atvykom iki pat šito bokšto. Ui, pilna kakų. Bandom išvengti. Va, štai toks bokštas. Ir platusis vandenynas. Tai, kaip ir pasakau, esam prie East Tower, kuris buvo pastatytas 1807 metais kaip orientyras laivam įplaukiantiems į Dingle uostą. Labai geras pirmas stopas čia mums, nes čia ne tik gražus vaizdas, bet ir labai aiškiai jaučiasi visas jūrinio regiono charakteris. Todėl, kad matot tiek tą, kaip ir rodžiau, įlankelę štai čia, tiek ir visas vaizdas iš vandenyno pusės atsiveriantis, kuris yra tiesiog fantastinis ir keliantis. Tai va, labai fainai, kad užlipam čia, puikiu oru ir galime pasimėgauti tokiais vaizdais. Šiaip tai labai fainai tiesiog ateiti dabar čia ant, nežinau, šitos kalvos krašto, atsisėsti ant akmens, vieną iš didelių čia esančių akmenų ir tiesiog pažiūrėti į horizontą ir į vandenyno pusę ir pasimėgauti tą ramybę, ošiančių vandenynų, bangomis, lengvomis, tokiamis visiškai vos matomomis. Tai ypatingai dirbant ofisinį darbą, visą laiką sėdint prie kompiuterio, lekiant, bėgant, sprendžiant problemas, tokios vietos yra tiesiog kažkas neįtikėtino ir leidžiančios tiesiog sustoti, pasimėgauti gamta ir atsiminti, kad iš tikrųjų yra daug gražių dalykų aplinkui, kurie yra, sakykime, kaip čia sąlyginai nemokami ir pasiekiami tiesiog, kai nori, kai labai nori ir gali pasiekti. Tai tikrai labai faina šiek tiek atsigauti, pabūti, pamastyti, perkošti mintis ir atsinaujinti savo vidų. Tai va, tai tokie gal truputėlį gilesni pamastymai, bet manau, kad jie tikrai ateina ne vienam apsilankius tokiose vietose, kur užklumpa ramybė, jaukumas ir tiesiog ateina geros emocijos. Tai dar truputį pasėdim ir ruošimės keliauti tada vėlgi nuo šito kalno žemyn į savo mėlyną automobiliuką ir keliauti į kitą lankytiną vietą. Tai pasimėgaujam ir keliaujam toliau. Tas traktorius, žodžiu, tas traktorius paėmė ir nukrito nuo tenai, užkrito čia. Chebra, žodžiu, įdomiai atėjom nuo kalno ir pasirodo tas traktorius tada užvirto čia ant mašinų, ant mūsų mašinos kažkaip ant stogo, žodžiu, įlenkė mums stogą. Šitai mašinai labai ne kažką. Tai, žodžiu, gerai, kad turim pilną draudimą. Tai dar svarbiausia galėsim ir, žodžiu, kaip čia važiuoti. Tai, jo, dar mašina važiuoja, aišku, čia įlinkimų yra, bet ačiū Dievui, kad nėra stiklų išdūžę ir, žodžiu, nežinau, kaip čia gavos taip įdomiai, bet traktorius sugebėjo išvirsti per tvorą, va šičia už Agnius. Per šitą tvorą, kaip jisai sugebėjo, aš nežinau, bet, žodžiu, einam truputį pasiaiškinti.
Traktorius nukrito nuo čia, kažkokiu būdu va čia važiavo ir užvirto ant, bet nesuprantu kaip ant čia ir šitai mašinai va, dar blogiau gavos. Ai. Quite a day. Nu dar arbatytas, reikia atsigerkit, kol laukiam. Gerai, kelionė nesibaigė, toliau pasirinkom kitą maršrutą, mašina važiuoja su šiek tiek įlenktų stogų, dar man atrodo matas ir per kamerą. Tai nieko, all good, važiuojam dabar Sleehead Drive taškas, tai čia kaip ir labiau yra vaizdingas kelionių maršrutas ir kaip jau rašo internetai, tai šioje vietoje buvo filmuotas ir Ryan's Daughter. Tai važiuojam, pasižiūrėsim, koks vaizdas tenai, tik manau, kad turėtų būti tikrai panašus, kaip ir nuo kalno matėm, bet pasižymėjom vietas, kurias verta aplankyti, pamatyti, tai važiuojam link jų ir džiaugiamės, kad mūsų mašinytė, mėlynas mūsų sietukas, šaunuoliukas važiuoja toliau. Džiaugiamės, kad tik priekaba, o ne visas traktorius. Jo, čia pasirodo, jeigu truputėlį daugiau informacijos, tai pasirodo, kad nuo tos kalvos traktorius, žodžiu, kažkaip tenai pamiršo užtraukti rankinį ir nudardėjo žemyn nuo to kalno į kalnes tokios ir ten, kadangi yra šiek tiek aukščiau negu kur mūsų minis kardukas, kur mūsų mašinos stovi tom parkingo aikšteliai, tai tiesiog jisai nuvarė ir krito ant pagrindė visas traktorius ant kitos mašinos, tai matėt, kaip jinai atrodo, o mums, kaip panašu, teko daugiau jo priekabos dalies, dėl to tik tai realiai gavos, kad įlenktas stogas ir apibraižytos mašinos šonas. Tai viską susitvarkėm, apsiforminom, informavom irgi savo Sixto bendrovę, tai turėkite omeny, dėl panašių atvejų tikrai yra gerai turėti pilną draudimą ir nesirūpinti labai smarkiai dėl tokių įvykių. Ir, yra kaip yra. O mes, žodžiu, neprarandam geros nuotaikos, su saulė toliau važiuojam į kitą tašką. Čia panašu, žmonės susiloja, va, pasižiūrėti. Tikrai tikiu, kad gražu. Važiuojam dabar jau tuo Sleehead keliu. Labai fainai atrodo, irgi kalnas atsiveria, po kairę pusę irgi matėsi jau paplūdimys, tai prie jo nuvažiuosim toliau, vėliau šiek tiek, o dabar važiuojam į Kauminulį paplūdimį. Tai irgi čia buvo ir filmuota tas Ryan's Daughter, tai pasižiūrėsim, kogi čia jau filmo vertas tas vaizdas yra ir bandysim važiuoti palei pakrantį, kiek leidžia mums šitas kelias, kad galėtume pasigrožėti vaizdais aplinkui, kurie čia yra. Tai labai faina, šiaip saulė, žinokit, šviečia taip, kad karštą jau striukes nusirengiam ir visur realiai miestelį žmonės jau iš viso sėdi su trumpom rankovėm, tai kas yra tiesiog neįtikėtina, nes prieš kelias dienas dar čia buvo vos keli laipsniai ir visi vaikščiojo su striukėm. Tai varom žiūrėti gamtos ir nuostabaus kraštovaizdžio čia. O mes, kai buvom dabar prie to bokšto, tai jisai yra štai čia, va. Tai mes va kiek atvažiavom į šitą vietą. Va. Bet čia tikrai gražiai irgi atrodo, va. Tos kalvos visi skardžiai šitie, nice.
pasiėmėm čipsiukų, pasiėmėm vandenuko, pasiėmėm irgi dar aviečių ir sakėm, einam, nusileisim žemyn prie pat paplūdimio, nežinau, atsisėsim gal kokio akmens ir truputėlį pasidėsim, pasidžiaugsim saulės spinduliais, nes oras dabar rodo, kad 13 laipsnių, bet iš tikrųjų, atrodo, kad koks real feel, kad būtų 18 ar netgi daugiau, tai striukę realiai tik tai užsidėjau vardan to, kad nežinau, ar ten vėjas pūs labai apačioj ar ne, bet mačiau, kad žmonės netgi ir deginasi, tai tikėtina, kad bus viskas gerai. Tai einam dabar į apačią, ant paplūdimio, pasičekinsim, vandeniuką gal paliesim, pasižiūrėsim. Nes, sakau, oras, fantastika ir dar gal 100 kartų sakysiu, nes tikrai tai yra itin retas dalykas čia. Tai dar, žodžiu, paklaimbinom, lipom į viršų nuo paplūdimio ir atėjom į Dunmore Head, štai čia. Kaip čia gal taip rodyti, jo, va, štai čia. Ir rodo Agnė, va čia, valio. Tai šita vieta laikoma pačia vakariausia Airijos dalimi, tai jeigu norima įsivaizduoti, ką reiškia pasaulio kraštas, tai šita vieta yra puikiai tam, nes daugiau nieko nebėra. Realiai yra tik tos salytės, kur tiesiog salytės negyvenamos ir platusis Atlanto vandenynas. Tai labai smagu, pasiekėm šitą vietą ir po truputį leisimės jau žemyn į savo mėlyną automobiliuką ir važiuosime iki kito taško. Ten irgi turėtų būti visai įdomu pamatyti, bet jau akis po truputį pripranta prie tų vaizdų, kurie, čia kur be nuvažiuosi, yra tiesiog pasakiški. Bet nuvažiuoti ir pamatyti tikrai reikia, nes čia tokio oro eksplorinti yra kažkas tokio. Tai leidžiame žemyn po truputį ir varome iki kitos vietos. Nusileidom žemyn ir pamačiau dar visai įdomų faktą ant vartelių. Pasirodo, čia prie to Dunmore Head buvo filmuota Žvaigždžių karai, The Last Jedi. Tai manau, kad irgi visai įdomus faktas, kurį verta paminėti. Tai tikrai gamta unikali tuo, kad traukia ne tik turistus, bet ir filmų kūrėjus ir leidžia padaryti nuostabiausius šedevrus. Tai va, tokia trumpa pamokėlė, mes jau visai šalia automobilio ir važiuosime toliau iki kito taško.
atvažiavom dabar dar vieną vietą, tai yra Dunquin-Pier. Šita vieta yra ypatinga tuom, kad Dunquin-Pier nėra tik gražus vaizdas. Tai buvo pagrindinis žemyninės Airijos uostas žmonėms gyvenusiems Blasket salose. Tai realiai iš esmės, jei gyventum Blasket salose, šita prieplauka būtų tavo ryšys su likusiu pasauliu. Tai vat ant tiek buvo svarbi šita vieta, šitas kaip uostas, tai šičia irgi tas pats vaizdas atrodo kaip atvirukas ir va tuoj prieisime prie kelio, kuris, taip galima sakyti, kad garsusis vingiuotas kelias atrodo labai fotogeniškai, bet kai pagalvoju, kad juose kadaise žmonės nešė maistą, daiktus ir gyvulius į salas, visa vieta iš karto įgauna daugiau prasmės. Tai labai wow, o dabar net Agnė kažką čia daro, verta parodyti. Va, kažkur lipa jinai tenai uolomis. Va, užlipo. O mes galvosim, galbūt reiktų eiti šito keliuku, apie kurį dabar ir pasakojau. Tiesa, labiausiai įspūdinga tai, kad anksčiau tarp Dunquin ir Blasket salų žmonės plaukdavo mažomis tradicinėmis valtimis, vadinamomis namhoks. Jomis gabendavo ne tik žmonės, bet ir gyvulius bei visą kasdieniam gyvenimui reikalingą krovinį. Tai dar kartą įrodo, dėl ko šitas uostas ir šita vakariausia Airijos dalis buvo labai svarbi vietos gyventojams, nes realiai tai buvo susisiekimas su likusiu pasauliu. Tai keliavom pasižiūrėti, šiek tiek nusileisti žemyn, o gal ir to pačiu užlipti į viršų. Galvoju, gal dar reiks pakilti, Agnė ten užlipo, taip pakilsiu ir aš. Bet pats takelis tikrai yra įspūdingas ir gražus, ypatingai kai uolos yra apaugusios žolėmis. Ir atrodo, kad tarsi jos padengtas būtų kažkokiam, nežinau, pūkuotų kažkokiu kilimu. Tai va, tai tikrai gražus, labai įspūdingas vaizdas čia. Einam, pasidairysim. Va, Agnė lipa šitu stačiu tokiu keliu, bandom užlipti. Opa. O, pavyko. Einam pažiūrėti, kur Agnė čia. Va, kur Agnė. O, koks čia. O, Agnė sakė, čia yra pagrindinis taškas, nuo kurio atsiveria visas vakarinės salos, sakykim taip, dalis. Grįžom jau iš savo kelionės, pasivažinėjimų visų traktorių, pasidėjom daiktus jau irgi namuose, šiek tiek dar pasikrovėm telefonus, nes visą laiką ant mapsų, tai šiek tiek irgi pareikalavo energijos, aišku, fotkint reikia filmuoti, tai atvarėm pavalgyti į The Fish Box, labai populiari vieta čia Dingle miestelyje, nes vakar negavom vietų, sakė, nesirezervavot, sako, ne, vietų nebus. Tai dabar kažkokį gerą tarpą turbūt pagavom tarp pietų ir vakarienės. Tai gavom staliuką, užsisakėm po jau čia populiarios tradicinės sriubos žuvies ir pasiėmė aš kažkokį dar tenai Fish Box rinkinuką, tai tikiuosi bus skanu, aš toks šiaip nelabai žuvies valgantis, bet čia kažkaip tikrai jie moka skaniai ir gerai pagaminti. Agnė irgi pasiėmė takos, tai pasižiūrėsim, paragausim ir jau, sakėm, visiškai tada šiandien skirsime laiką tiesiog pavalgyti, pabūti, pačilinti čia šitam miestelyje ir po truputėlį ruošimės rytojaus kelionį atgal į Dubliną ir skristi namo. Bet dar kol kas, dar ne vakaras, kaip sakant, dar turim
ką čia pamatyti ir pabūti. Priklausė muzikos, pagrojo, čia padainavo, pabuvom The Dingle Pub, tai visiškai toks airiškas klasikinis pubas su gyva muzika, tai dabar keliavom jau link savo viešbutėlio ir eisim pailsėt po šiandien visos dienos, visų nuotykių, po savo visų žygių ir taip toliau. Sakėm, viskas, reikia po truputėlį jau pačilint, gal miegot, nežinau, dar ar eisim ar neisim, bet jau, žodžiu, diena keliauja į pabaigą. Ir viskas, rytoj atsikelsim ryte ir sėsim į mašiną ir važiuosime jau po truputį link Dublino. Gal kažkur sustosime, o gal ir ne, pažiūrėsime rytoj pagal laiką. Kadangi šiandien tam restorane The Fish Box, tai tiesiog tiek maisto ten buvo, kad įsidėjom dar įsinešimui, tai gal sakėm, sustosime tiesiog kažkur pakely ir suvalgysim savo tą maistuką. Tai toks mūsų planas dabar. Airija tikrai mūsų pasitiko puikiai, su saulė, su šviesa, su šiluma ir visų kuom, tai tikrai ačiū jai už tai. O ar reiks čia grįžti, tai manau, kad tikrai taip. O dabar viskas. Einam pailsėti ir jau susitiksim rytoj dieną. Čiau, čiau. Labą. Good morning! Labas rytas, išmiegojom, viską pabuvom, pagulėjom, pažiūrėjom dar Netflix'e filmą vakar, sakėm, jau tiesiog einam pagulėt, pailsėt, pamiegot ir viskas, ir dabar jau laukiam savo pusryčių ir pavalgę pusryčius ruošiamės, dėsimės daiktus į savo mėlyną automobiliuką su įlenktu stovėliu ir keliausime į Dubliną, tai mūsų laukia beveik 4 valandų kelionė iki pat oro uosto, iki mūsų nuomos punkto, kur paliksim automobilį ir važiuosim jau iki oro uosto, iki savo skrydžio ir keliausim namo. Tai taip, šiandien yra paskutinė diena, bet overall tikrai esame labai laimingi, kad oras buvo fantastiškas tiesiog. Tai lietus realiai lyja tik tada, kada mes važiavom automobiliu, tai jokio skirtumo. O šiaip tai visą laiką švietė saulė, visą laiką buvo palyginus tikrai šilta ir kad ir vėjelis pūtė, tai gairino veidą, bet tikrai tai nebuvo toks kažkoks atšiaurus vėjas ar panašiai. Tai kelionė tikrai 10 iš 10. Jeigu turėsite klausimų ar kažkokių tai norų savo kelionį, kur galbūt matėt šitam video, tai drąsiai sakykite, galėsiu pasidalinti ir papasakoti, jeigu reiks plačiau. Tai va, einam dabar valgyti, to neužilgo atneš mum maistuką ir ruošiamės po truputį kelionį atgal.
Tai man dabar teks daryti. Ką? Sako, nu dabar tau teks taip daryti, na, užvešiu. Yeah. Niam, 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 niam. Pamėgom košę su Laurinu valgyti, šiaip nemėgdavom. Išvažiavom jau iš mūsų Dingle miestelio, privalgę, prikirtę maistuko, sėdame į mašiną ir dabar turime beveik 4 valandų kelionę iki Dublino. Tai vėlgi saulė šviečia, jau oras gan greitai šyla, tai tikrai toks gaunas ir nuostabus dar maršrutas su automobiliu, apsižvalgyti aplinkui ir pasižiūrėti visus miestelius, kuriuos pravažiuosim, nes realiai mūsų kelias driekiasi skersai Airijos, tai važiuojame iš pietvakarių dalies į šiaurės rytus. Tai tikrai nemažai dar, manau, pamatysime ir tos Airijos, sakykime, per automobilio langą. Bendrai galiu tik tai dar kartą pasikartoti, manau, ir Agnė neleis sumeluoti, kad Dingle miestelis ir Dublin miestelis yra tikrai verti apsilankymo ir kelionių aplink juos, nes yra tikrai nemažai lankytinų objektų, taip pat daug bendrai šiaip iš esmės gamtos, kur tu gali nuvažiuoti ir tiesiog gerėtis vaizdu. Taip pat ir žmonės čia irgi yra labai draugiški, šilti, visą laiką pabendraus, pasijuoks, tai tikrai kūrė irgi taip pat gerą atmosferą ir labai smagu iš karto dėl to. Ir aišku taip pat daug visokių pubų ir restoranėlių, kur tiesiog visą laiką yra gera nuotaika, tai kažkur groja gyva muzika, kažkur tiesiog ateini ir ten matos visi hihi, haha ir panašiai. Tai tokio tripo, tokios kelionės, tokią kelionę tikrai galiu rekomenduoti drąsiai, išsinuomokit automobilį, šaukit tiesiai iš Dublino irgi šituo keliu ir manau, kad tikrai nepasigailėsite. Tai priklausomai nuo to, kiek turite laiko. Bet manau, kad jeigu norite planuoti savaitgalio kelionę, tai čia yra idealus maršrutas jums. Tai tikrai gali drąsiai rašyti komentaruose, jeigu reikės daugiau detalių, galėsim pasidalinti. Nu, o mes toliau važiuojam savo keliuku ir gerimės vaizdais, tai pasigėrėkime jais kartu. Matai. Sustojom pavalgyti, žodžiu, savo vakarykščio maisto, kur nebesugebėjom suvalgyti, tai mums įdėjo į dėžutes ir sakėm, va, bus puikiausiai, nereiks nieko pirkti, galėsim papietauti. Viskas puikiai. Viskas puikiai, sustojom degaliniai, nusukom šiek tiek nuo kelio, tai pavalgom. Ir šiaušiam tiesiai atgal, kaip tik bus likę mums kažkur apie 1,5 valandos iki bordinimo, tai manau, kad pats tas su laikeliu bus ir realiai bus viskas jau finitolė komedija. Dar prisiminiau irgi, šiaip bendrai, taip žiūrint, grįžtant apie tą miestelį, visą Dingle miestelį ir bendrai šiaip apie tą kelionę, tai sakyčiau, visas maršrutas yra tikrai toks underrated, tai manau, kad tikrai galėtų jisai būti populiarus ir tapti populiariu. Tai manau, kad su laiku tikrai taip ir bus, nes turistų, apart Britų ir
airių pačių, kurie atvyksta iš kitų miestų, čia nu, realiai daugiau nėra, tik tai būtent vat, vietiniai arba britai. Tai realiai jo, kitų šalių kažkokių nematėm, gal vokiečiai buvo keli, man atrodo, bet šiaip didžioji dalis, 90% yra vietiniai gyventojai. Tai turėkite omeny, kad tikrai dar turistų neatrastos vietos, o jos tikrai yra vertas pamatymo. Bent jau Lietuvoje, ne? Gal taip pasakai, Airija? Airija? Toks. O šiaip objektyviai tai jaučiu labai sunku yra reitinguoti, bet top 5 tai tikrai mums gražiausių vietų, kurias buvo. Tikrai taip. Mes dažniausiai Lietuvoje asocijuojam Airiją su emigrantais, lietuviais emigrantais. Ir atrodo, kad čia, žinai, toksai pilkas kraštas, visi išvažiuoja tik tai uždarbiauti ir nieko čia gero nėra. Bet čia yra pilna visko, pilna įdomių vietų, pilna dar ir mum ką būtų aplankyti. Sakėm, galbūt kažkada grįšim ir aplankysim. Bet šiaip tai, nu tikrai labai rekomenduojam įsitraukti į savo kelionių maršrutą. Gerai, valgom mes toliau, nes irgi laiko aš nėra čia, kad jau taip turėtume marės. Pavalgom ir toliau atgal į kelią. Mašiną jau padėjom, savo mėlynas sietukas su įlenktu stogeliu palikom jau nuomos punkte, papasakojom jiem irgi apie mūsų nuotykius, tai už galvos susiėmė, sakom, nu jo, sako, tai įdomi tokia, sakom, kelionė, sakom, bet viskas gerai, sakom, viskas saugiai, žinai, tai svarbiausia mašina, sakau, važiavo, tai bet tie tokie buvo pakę nuo istorijos, kaip traktoriai skraido Airijai. Tai va, tai tiek jau pas mus, kelionė realiai baigėsi, atsisėdom oro uoste kaviniai tiesiog palaukti savo skrydžio, jisai bus jau už kelių valandų. Tai ką, mėlėjai mano, tai baigiam šią kelionę, tikiuosi patiko, tikiuosi pamatėt kažko įdomaus, galbūt pagalvojat irgi, kad verta planuotis kelionę čia į Airiją, į vakarinę, į pietinę dalis, tai priimkit šį sprendimą ir tikrai padarykit, tikiu, kad nesigailėsit, aišku, tikiuosi, kad oras jums taip pat paklius nuostabus toks kaip ir mums. O daugiau tai tiesiog dabar laukiam kitų akimirkų, kitų kelionių ir tikiuosi, kad susitiksim netrukus. Tai dar kartą ačiū, jeigu patiko, paprašysiu paspausti laiką ir kaip ten like, share and subscribe, taip nesako, tai paprašysiu tuo pačiu ir pasubscribinti, kad galėčiau save motyvuoti dar dėti daugiau video. Viskas, gerai, ačiū jums ir gero skrydžio mums. Čiau, čiau.